Kuršiai. Senovės baltų gentis, kurios istorija alsuoja jūriniais nuotykiais, karinga dvasia ir ypatingų kultūros paveldu. Ši gentis gyveno prie Baltijos jūros, dabartinės Lietuvos ir Latvijos teritorijose, o jų kultūra pasižymėjo unikaliu jūriniu identitetu. Kuršių aukso amžius pasiekęs viršūnę ankstyvaisiais viduramžiais žymi laikotarpį, kai ši gentis ne tik sėkmingai gynė savo žemes prie Baltijos jūros, bet ir tapo galinga jūrų jėga, dažnai puldama Skandinavijos pakrantės bei dalyvaudama svarbiausiuose to meto prekybos keliuose. Kuršiai garsėjo savo nepriklausomybę, kurią uoliai gynė nuo išorės priešų, tačiau 13 amžiuje su Livonijos ordino įsiveržimu jų klestėjimas ėmė blėsti, o kultūra pamažu asimiliavosi į platesnį regiono istorinį kontekstą. Šiandien kuršių palikimas išlieka gyvas Baltijos pakrantėje Lietuvoje ir Latvijoje, primindamas apie jų drąsą ir unikalų identitetą. Apie 1000 vidurį pradeda formuotis atskiros gentis, kuriom mes jaučiame didesnę simpatiją, pagaliau turime tam tikrus galbūt kalbinius dalykus, tai yra kalbu apie žemaičius, kalbu apie kuršius, jos išsivysto iš to paties branduolio, bet pradeda veikti tam tikri lokaliniai, uždari ypatumai, jie pradeda gyventi kitokį gyvenimą ir labai daug faktorių įtakoja. Pradedant geografiją, kodėl mes kuršius matome tokius kitokius, dinamiškus negu kiti. Jie tiesiog prie jūros gyvena, jie tada buvo kitokie, jie ir dabar yra kitokie. Jeigu kalbu apie kokius nors palangiškius tenai arba šventojiškius, ar ne? Archeologai tą mato iš archeologinių radinių, iš kapo įrangos, ypatingai iš papuošalų tipų. Toliau tos teritorijos pradeda formuotis, kad būtų jos valdomos, kad jos turėtų kažkokius ryšius, ar ne, jos pradeda formuotis tam tikras žemes, mažesnius vienetus. Dabar kita grupė pradeda kurtis, tarkime, Plungės, Telšių apylinkėse, gal net Plungės ne tiek, nes Plungės dalis yra, bent jau vakarinė dalis yra dar kuršiška, bet link Varnių į tą pusę, pradeda formuotis tarp Dubysos ir Kuršių, pradeda formuotis vėl kita grupė, kur ir gamtiniai dalykai kitokie, žemaičių kalneliai yra ir visi kiti. Jie formuojasi vėl kaip tam tikra bendruomenė, ir jie nesusijungia su kuršiais, pavyzdžiui, lieka 15 ar panašaus dydžio miškų dykros. Tai yra teritorijos, kurios tiesiog fiziškai jos skiria. Aišku, jas galima praeiti, prasibrauti per miškus, bet iš esmės jie irgi apsibrėžia tam tikrą gamtinėm kliūtim zoną, kuri yra patogi valdyti, kuri yra patogi ekonomiškai, netgi yra gyventojų skaičiai skaičiuojami. Nes rašytiniai šaltiniai jų nerodo, bet skaičiuojami nuo teritorijos ekonominio pajėgumo ir sakoma, kad ten galėjo gyventi tik tiek žmonių, nes kiti būtų, tiesiog mirę badu ir panašiai. Tai štai, tie tokie procesai vyksta ir formuojasi atskiros teritorijos ir jos atitinkamai gauna savo tuos ir kultūrinius tapatumus. Tai yra kalbos dalykai, ar ne, atsiranda ir tas papuošimas kitas. Pagaliau vieni daugiau bendrauja su, sakykime, kažkokiais vakarų kaimynais, tai ką daro. Kaip sakau, jie pasiduoda įtakom daugiau. Kiti nieko panašaus, jie labai stabiliai laikosi. Ir kuo tu toliau, reiškia, esi, kad ir nuo tos pačios jūros, tuo tie papročiai, jie tokie, konservatyvesni yra ir panašus. Tai štai tas genčių formavimas, jis nėra vien tik ekonominis, bet tai yra ir ekonominis, ir kitų veiksnių įtakojamas procesas, kuris pasibaigia valstybę paskui. Pirmaisiais mūsų eros amžiais kuršių gyvenamos teritorijos pradeda įgyti savo ribas ir savitą kultūrinį tapatumą. Nuo Nemuno deltos palei Baltijos jūros pakrantę iki pat Rygos įlankos kuršiai suformavo savo bendruomenę, kurią lėmė pajūrio geografinės ir klimatinės sąlygos. Jų pasaulėvoka buvo glaudžiai susijusi su jūra, net toli nuo jos visada jautė jos kryptį.
Tai kuršių gentis, taip galėtume įsivaizduoti, gyveno baltų vakariniam pakrašty, Baltijos jūros pakrantėje, nuo pat Nemuno deltos, taip galėtume manyti, palei Pamarį. Na ir tada tolyn į šiaurę, į Latviją, galbūt jinai siekė ir Estijos pakrantės. Į rytus, kiek galėjo siekti, tai yra tokia pajūrio geografinis rajonas arba klimatinis netgi, arba ir tai rajonas, kiek nuo jūros pučiantis vėjai lemia orą ir kaip mes žinom apie Rietavą maždaug, kaip apytikriai visada oras keičiasi, ten daugiausiai lyja visoje Lietuvoje. Ir taip maždaug galėtume įsivaizduoti, kad ta juosta, jinai labai pernelyg nenueina į žemyną, ta pačia tiesioginė prasme ir žinoma pasaulėvoka. Ir šiuolaikiniai žmonės, kartais kalbėdami, tą pripažįsta, kad aš nesvarbu, kur aš būčiau, bet aš visada žinau, kurioje pusėje yra jūra. Tai taip iš tolo pradedu pasakojimą apie gentį, kuri neabejotinai kyla iš vakarų baltų. Kalbinės ypatybės, kurios pasiekia mūsų dienas, rodo tokią gilią šaknį, labai artimą ryšį su prūsų gentim, su Sembos pusiasaliu, rodo ryšį su Latvijoje, Žiemgalių, Latgalių gyventais kraštais. Na ir kas nemažiau įdomu, kad kuršiai turi ryšį ir su sėliais, kurie yra gerokai toliau ir čia mes turėtume kreipti žvilgsnį į Zarasus, į Daugpilį. Tai tas arealas susidaro milžiniškas, ne tik tai Baltijos jūros pakrantės Pamario juosta, bet ir tai, kas 80 km nutolę į žemyną. Genčių laidojimo papročiai gali daug pasakyti apie jų pasaulėžiūrą. Kuršiai, skirtingai nuo kitų baltų regiono kaimynų, pasirinko deginimo ritualus, kas gali rodyti jų atviresnį požiūrį ir laisvesnę tradicijų kaitą. Tarkim, šitaip aš apibūdinčiau kuršius, kad jų genezėje pakankamai daug demokratijos, pakankamai daug laisvų tradicijų kaitos, ypatingai deginimo paprotį, jeigu palyginam su šiandiena, tai nėra lengvas virsmas atsisakyti, ar ne? Tai yra ištisas pasaulėžiūros turi būti lūžys kažkoks. Tai, tarkim, kuršiai tokie, mes jau apčiuopiam, o šalia jų į rytus kaimynai yra žemaičiai, kurie niekada per visą savo priešistorę nedegino mirusiųjų. Ot jums toks paprastas dalykas. Anie gyvena biškutėlį europietiškiau, kaip mes dabar sakytumėm, ar ne? O tie yra pakankamai konservatyvūs ir taip lengvai, reiškia, nedaro. Kuršių istorijoje ryškus kultūros tęstinumas nuo bronzos amžiaus pabaigos, ankstyvojo geležies amžiaus per ilgus šimtmečius. Jų materialinė kultūra liko gyva ir susijusi su savo teritorijomis. Didieji kapinynai buvo naudojami daugiau nei 1000 metų, o ryšys su protėviais išlaikytas kaip teisė į žemę. Kas daro įspūdį, tai kad nuo pat bronzos amžiaus pabaigos, ankstyvo geležies amžiaus, tai būtų 2000, 2400, 2300 metų nuo mūsų dienų skaičiuojant, mes matom tokį tęstinumą kultūros, kad jinai išlieka savo vietose, žinoma, yra veikiama, žinoma, patiria vidinę kaitą, bet nepaisant to saugo vietas. Didieji kapinynai yra naudojami per 1000 ir daugiau metų. Tai mums labai daug pasako. Bet ir kokie pokyčiai bevyktų, vis tiek saugomas ryšys su protėviais, kurie buvo palaidoti ir kurių kapai labai aiškiai parodo tam tikrą teisę į žemę. Prisiminkim žinomus mums kapinynus ar Aukštkiemių, ar Klaipėdos pašonėje, ar Palangos, tam tikrą prasme Lazdininkų, Kretingos rajone, Genčai. Ir mes matom, kad yra pirmieji amžiai mūsų eros, ten yra ryškiai išreikšti ir 4, 5, 6, 7 amžiai. Yra jau ta vėlyvoji dalis Laivių kapinyno tyrinėjimo prie Salantų iš taip pat ir Palangos tos vėlyvosios kapinyno dalies. Tai kapinynai mums taip lyg išplečia mūsų matymą. Negalėtume įsivaizduoti kuršių be jų puošniųjų išeiginių rūbų, su kuriais buvo palydėti į kitą pasaulį
Ar žinojote, kad legendinė Apuolės pilis, svarbus simbolis visai Lietuvos istorijai, priklausė būtent kuršiams? Pirmą kartą ji minima 853 metais, kai danų vikingai puolė pilį, kurią gynė apie 15 000 kuršių karių. Tačiau ar tikrai buvo taip, kaip rašo šaltiniai? Kalbame apie kuršių tolesnį gyvenimą vėlyvajam geležies amžiui. Kuršiai turi dar vieną tokią dėkingą istorinę aplinkybę. Jie yra paminėti šitoje dalyje, kurią mes dabar apibrėžiame kaip Lietuvos teritoriją, anksčiausiai. Tai yra, turime 853 metų Apuolės šturmą ir ten yra aprašoma, kaip danų vikingai apsupa pilį, kurią gina 15 000 žmonių, ir šita vieta buvo įvardinta jau kaip kuršių pilis. Kai aš stoviu ant Apuolės piliakalnio, aš galvoju, šiandien važiuoti ten daugiau kaip valandą reikia ten, prasibrauti. Tikrai ten tas pasakojimas keistai tai skamba. Maždaug atplaukiam, ir va čia va Apuolė. Kur dar čia reikia, brautis 100 kilometrų. Šitą Rimberto kroniką, ir pats Rimbertas yra iš Bremeno miesto, jo ta kronika yra vadinama Anskariaus gyvenimas, ir iš tikrųjų pačioj Bremeno katedrai yra labai neblogas kampas, bokšte, paverstas muziejumi, ir ten beje apie šitą kroniką yra kalbama ir yra schema parodyta, iš kur danų šitie žmonės keliavo į rytų pusę ir pateko, reiškia, prie Apuolės piliakalnio. 9 amžius žymi kuršių kultūros klestėjimo pradžią, o po kelių šimtmečių jie jau išgyveno savo aukso amžių. Tuo laikotarpiu jie jau įtvirtino savo politinę ir karinę galią, tapdami vieną stipriausių Baltijos jūros genčių. Anot Rimberto kronikų, kuršiai buvo savita, galinga gentis, turinti unikalų jūrinės kultūros identitetą ir stipriai laikanti savo laisvės bei tapatybės. Nors neretai lyginami su vikingais, kuršiai nebuvo jų šešėlyje. Jie buvo savarankiška, stipri jėga, sugebanti konkuruoti su skandinavais tiek prekyboje, tiek mūšio lauke. Kuršių karalius Lamekis ir kiti iškilūs lyderiai įtvirtino jų dominavimą Baltijos regione, o kuršių prekybiniai laivai tapo rimtais konkurentais vikingams Baltijos jūroje. Tai štai, kuršiai 9 amžiui be jokios abejonės jie yra žinomi, su jais yra kalbėta, su jais yra kautasi. Ir štai kuo šitas laikotarpis svarbus. Tai iš tikrųjų kuršių yra tokio politinio ir kultūrinio klestėjimo laikotarpis. Ir kalbu apie tai, kad jau, sakykime, liktai užmaršty lieka tie didieji atradimai, iš kur gauti žaliavario, iš kur gauti geležies. Geležį išlydo patys, puikiai tą moka, ir mūsų ekspozicijoje yra geležies lydymo liudijimų, tai yra šuliniai iš 8 amžiaus ir taip toliau. Tai tiesiog yra ištisos gyvenviečių dalys prie Jūrininkų prospekto, kuriuose buvo metalurgijos centrai to laiko. Reiškia, su ekonomika čia yra viskas tvarko. Svarbus yra kitas galbūt momentas, kad mes pakankamai gerai žinome apie kuršių stiprybę. Turiu galvoj netgi politinę karinę stiprybę. Ir kolega Žulkus yra netgi kalbėjęs apie tai, kad iš baltų genčių kuršiai galėjo būti pirmieji, kurie galėjo skandinavų pavyzdžių sukurti savo kuršišką valstybę. Yra minimas karalius Lamikis, yra tokių visokių ir istorinių paralelių, kurios rodo iš tikrųjų kuršius tokius. Kitas momentas, be abejo, kuršiai šitoje vietoje jau išsiskleidžia kaip Baltijos jūros rimti konkurentai, tarkime, tiem žmonėm, kurie atplaukia iš Švedijos, iš Danijos, iš šito pusiasalio. Tai yra plačiaja prasme, tiem žmonėm, kuriuos mes vadiname vikingais, ar ne? Jie yra ne tik tai, kad vikingų draugai, nes prekyba bet kurio atveju vyko, bet buvo ir rimti konkurentai.
Nors kuršiai dažnai vadinami mažaisiais vikingais, ši tapatybė tik mitas. Kuršiai iš tiesų dalyvavo karo žygiuose ir prekyboje vikingų laikotarpiu, tačiau jų kultūra ir visuomenė turėjo savitų bruožų, skyrusių juos nuo vikingų. Tyrimai rodo, kad kuršiai veikė nepriklausomai, o jų galybė ypač išryškėjo vikingams nusilpus. Tada jie tapo svarbiais regiono lyderiais Baltijos jūroje. Kuršių vikingai ar kuršiai kaip vikingai. Čia yra keli svarbus dalykai. Akademikas Vladas Žulkus yra tą atskleidęs, parodęs, kaip kuršių visuomenė vikingų laikotarpio tikrai labai dramatiškam ir aktyviam tokiam laikotarpį nuo 8 maždaug iki 10-11 amžiaus, tai neabejotinai dalyvauja tinkle prekybinių ryšių, neabejotinai yra paliesta karo veiksmų, greičiausiai laikotarpiai, kada buvo priversti mokėti duoklę danams ar švedams, bet įdomiausia, kad kuršiai išlaukė savo valandos ir kai Baltijos jūros ryšių tinklas, didžiųjų uostų tinklas, kai jisai sugriuvo, suyra dėl įvairių priežasčių, tada išmuša kuršių valanda ir kuršiai ima diktuoti madas ir kuršiai yra tie, kurie virsta mažaisiais vikingais, perima ir vyrauja ir tikrai meldžiamasi ten apsaugoti nuo kuršių kaip nuo didžiausio pavojaus galimo. Tai tas vyksta apie 10-11 amžiaus sandūrą į 11 amžių. Gausu įrodymų apie kuršių ir kitų kultūrų maišymąsi. Birutės kalno papėdėje archeologai aptiko gyvenvietę, kurios struktūra ir radiniai liudija sąveiką su vikingais ir vakarų slavais. Mediniai nameliai orientuoti pagal pasaulio kryptis, įvairūs buities rakandai, unikali keramika ir ypač kupolinės krosnys. Visa tai rodo išskirtinę tarpkultūrinę sąveiką, kurios beveik nerandama likusioje Lietuvos teritorijoje. Šita gyvenvietė bent jau 13 amžiuje buvo įtvirtinta ir palyginti neblogai išlikę fragmentai leido mums padaryti tokią rekonstrukciją. Birutės kalno papėdės gyvenvietės reiškia tvirtinimu. Tai yra ir tipiški baltams ir ne tik baltams, sakysim, įtvirtinimai. Yra stovėjęs ir bokštas, kurio liekanos pavyko aptikti. Žodžiu, susidūrėm su tokiu gana reikšmingu centru ten. Papėdės gyvenvietė yra iš 10-13 maždaug amžiaus. Buvo galutinai apleista kažkur 14 šimtmetį, tiksliai pasakyti negalim. Ji buvo sudeginti, išdeginti. Tai jau yra, reiškia, karų su kryžiuočiais laikotarpis. Gyvenvietė yra buvusi nedidelė, bet gana tokia kompaktiškai apstatyta. Nedideli mediniai pastatai, pradedant 10 amžium ir baigiant 13 šimtmečių, visi pastatai, įdomu, buvo orientuoti labai tiksliai šiaurės pietų kryptimi pagal pasaulio šalis sienos. Nebuvo kažkokio padriko apstatymų. Ir seniausi kultūriniai sluoksniai buvo rasti maždaug apie 1,5 metro, 2,5 metrų gylyje, užpustyta. Rasta labai daug labai įdomių radinių, kurie rodė, kad galbūt, jei ne čia, tai kažkur šalia netoliese yra gyvenę žmonės nebaltiškos kilmės, arba bent jau vietiniai gyventojai naudojo buities dalykus, tiek ginklus, įvairius rakandus, reiškia, kurie nėra būdingi šiai baltam. Ten buvo ir keramika dekoruota kryžme, kas būdinga ir, sakysim, vakarų slavam ir skandinavam to laikotarpio, ten 10-11 amžius. Surinkom nemažai laivinių, vinių, geležinių ir kniedžių ir panašiai. Yra buvę ryšiai tiek su vikingais, tiek galbūt su vakarų slavais tuo metu, be abejo, ryšiai jūra. Kalbant apie gyvenvietę, būtent jos pastatuose, kai kurių liekanos buvo pakankamai gerai išsilaikiusios ir mes galėjom rekonstruoti, netgi pastato planą, sakysim, o šitaip turėjo atrodyti, čia yra 11 amžiaus gyvenamas pastatas Birutės kalno papėdėje su tom kupoliniam krosnim. Tos kupolinės krosnys, ten jos buvo masiškai Birutės kalno papėdėje, o šiaip Lietuvos ir labai retos. Jos yra atėjusios matyti iš vakarinių slavų sričių, tai yra maždaug dabartinė Vokietijos pajūris, reiškia dalinai Lenkijos. Jos buvo išplitusios skandinavų šalyse ir vakarų slavai jas buvo atnešę, tarkim, į rytų slavų kai kurias
sritis. Taip kad tai yra mūsų tradicinė kultūra, sakysim, svetimas dalykas, kuris rodo tas įtakas ir ryšius, kas mums labai įdomu. Na ir kasinėjant buvo nustatytojų struktūra. Čia matot paveikslėlį, prieš statant tą kupolinį krosnį būdavo toj vietoj kūrenamas kažkoks tai laužas. Kokiu tikslu sunku pasakyti, galbūt šventinant tą vietą ir panašiai. Toliau būdavo, reiškia, konstruojama iš akmenų ir molio ta plūkiama ta krosnis ir jų konstrukcija yra labai panaši visų tų krosnių. Ši kuršių ir skandinavų kultūrų susiliejimą dar labiau atspindi Šardės gyvenvietė dabartinėme Klaipėdos rajone. Čia kuršiai gyveno nuo pirmųjų amžių po Kristaus, o vėlyvosios gyvenvietės struktūros buvusios arčiau Smeltalės upės leidžia spėti, kad čia galėjo būti multikultūrinės prekybos ir amatų centras. Mes turime pietinėje miesto dalyje gyvenvietę, kuri vadinasi yra Žardės piliakalnis, su visa eile gyvenviečių, kuriuose gyveno kuršiai nuo pat pirmųjų amžių po Kristaus, bet yra vėlyvoji, taip vadinama, arčiausiai Smeltalės upės vietos užpelkėjusios, kur galbūt galėjo būti ir uostelis. Ir štai šita gyvenvietė yra multikultūrinė. Ir kuomet man pačiam teko tyrinėti šitą gyvenvietę, aptinku tokius pastatus, kurie yra kažkokia keista konstrukcija, tai yra tašyti medžiai, tai yra naudotas molis mėlynos spalvos, kaip savotiškai kaip cementas išplaukamos duobės ir kiti reikalai. Na, tokius pastatus randame analogus Danijoje dabartinėje ir tas laikas yra 10, 11 ir vėlesni laikai. Na, yra tas, kur vikingai baigė po truputį savo istoriją, nes kūrėsi atskiros valstybės, bet jau jie iš tikrųjų akivaizdu ne tik tai kovėsi, bet ir matyti čia kūrėsi. Ir kūrėsi ne tik tai tam, kad užimtų teritorijas, bet prekiaudavo. Matyti, tai buvo amatų centrai ir mes turime kaimynuose analogiškus atvejus. Latviai turi Grobinę, kur yra be jokios abejonės įrodyta, kad tai yra skandinaviška gyvenvietė buvusi. Mes turime dabartinėje Kaliningrado srityje arba Karaliaučiaus krašte, turime Kaupą, kur yra aiškiai vėlgi skandinaviška. Ir štai per vidurį mes turime dar ir čia, Lietuvos pajūryje ir Žardėje, tokią gyvenvietę. Reiškia, tai yra nauja. Iš tikrųjų, tai yra nauja, tai yra akivaizdu, kad tai buvo, bet tai rodo tą kuršių jau gebėjimą rasti tam tikrą bendrumą su galbūt ne pačiais mieliausiais tokia draugystės prasme, bet reikalingais prekybos prasme, skandinavais, kurie Baltijos jūroje turėjo tikrai daug įtakos, turėjo daug veiklos. Ir štai čia mes turime ne tik tai jau aiškiai susiformavusius kostiumus, kurie yra tiesiog apranga, tam tikra standartinė, ar vyro, ar moters. Apranga yra pati labai turtinga. Labai daug iš tikrųjų papuošalų, labai daug ginklų, ietigaliai, kovos kirviai, dviašmeniai kalavijai ir ne šiaip sau, kaip kad Bandužių kapinyne rastas kalavijas, inkrustuotas, skersinis, iš tikrųjų juvelyrikos aukščiausio lygio darbas ir panašus dalykai, kurie rodo civilizacinį labai rimtą pakilimą. Na ir kuršiai kuo sublizga ne tik tai savo to prekybinių importų, galima rasti ir vėl žaliavos, randame ir sidabro pakankamai, ir negi lobiai yra randami, kurie atkeliauja iš įvairių vietų, bet matyti gal daugiau vis tik tai per Baltijos jūrą. Nors Šardės gyvenvietė buvo tyrinėta daug metų, surinkta informacija ne visiškai atskleidžia jos struktūrą ir gyventojų kasdienybę. Bet visumoje tenka pripažinti, kad gyvenvietės yra tirtos nepakankamai. Žardės gyvenvietės tyrimai, kur atrodė tęsiasi daugelį metų ir iškirta daugelis kvadratinių metrų, vis tiek taip jau nelabai sėkmingai, sakykime, labiau mums parodė ūkinę tos gyvenvietės dalį, negu kad pačią jau gyvenamąją erdvę su pastatais, nežinau, židiniais, kiemais ar
ar kitais dalykais. Tai turėtume įsivaizduoti, kad dar ateityje tie tyrimai mums daugiau papasakos. Kolegos Latvijai irgi yra taip susirūpinę ir imasi grobinės tyrinėjimų, norėdami daugiau sužinoti apie tą tikrą ar menamą vikingų koloniją čia rytiniai Baltijos pakrantėje. Tai tikriausiai dar sužinosim daug svarbaus. Kuršių pabaiga atėjo istorinėms aplinkybėms juos pamažu asimiliavus į aplinkinės kultūras. Stiprėjant žemaičiams, didelė kuršių dalis buvo įtraukta į šias gretas, o 13 amžiuje ordino ekspansija galiausiai nulėmė galutinį kuršių integravimą. Kaip atskira gentis, kuršiai išnyko, tačiau jų kultūriniai ir kalbiniai pėdsakai išliko pajūrio regiono ir žemaičių kalboje bei tradicijose. Istorija nulėmė kai kuriuos dalykus, ne taip, kaip lyg ir turėtų būti. Kuršiai praktiškai vieninteliai iš čia gyvenusių genčių praktiškai išnyko iš žemėlapio. Labai nevykusiai susiklostė istorinės aplinkybės. Tai pirmas dalykas, žemaičiai stiprėjo ir asimiliavo labai didelę dalį kuršių, Skuodo iki pat Palangos, ar ne? Ir tai vyksta kažkur 12-13 amžiuje. Kita dalis, papuolė į ordino rankas 13 amžiuje. Ir vėl reikėjo daryti kompromisus, ar tai reikėjo tiesiog kovoti. Prūsai bandė kovoti, vėlgi nieko neliko. Tai štai ta istorija truputėlį baigėsi mūsų pasakojime šiek tiek minorinė gaida, kad kuršiai jie neprapuola, jie yra integruojami, jie vis tik kalbiniai dalykai yra atskirose tarmėse žemaičių jaučiami ir tą, kas žino, tikrai gali atsekti ir pastebėti. Nors kuršiai kaip gentis išnyko, jų dvasia vis dar gyva, puoselėjama vietos bendruomenių ir entuziastų. Šiandien kuršių kultūros palikimą atgaivina žmonės, atkuriantis tradicinius pastatus, kostiumus, papročius ir ritualus, primenančius šios drąsios genties laikus. Jų pastangomis kuršių istorija ir kultūra nėra tik praeitis, ji gyvai įsikūnija šiuolaikiniuose renginiuose, šventėse ir net buityje. Domėdamasis istoriją, priejau iki to, kad esam kilimo iš kuršių, jeigu į gentinį laikotarpį žiūrė. Ir gilinantis kuo toliau, kaip sakant, giliau į mišką, daugiau medžių, daugiau atsiskleidžia tų visokių įdomybių, istorinių faktų, archeologinių įdomybių. Ir tai tapo mano tokiu gyvenimo būdu. Tai žmogus kitas ateina į gyvą istoriją, norėdamas kolekcionuoti gražius daiktus, galbūt juvelyriką kažkokią, ir jam patinka tokio stiliaus juvelyrika. Kitam patinka galbūt ten istorinės kovos arba pagoniškiai kažkokie tai ten reliktai. O man patiko viskas. Ir pradžiai tai aiškus buvo toks mėgėjiškas, daugiau nuotykių ieškojimas, laisvalaikio įdomesnis praleidimas. Tada atsiranda kažkokių tai papildomų niuansų, pradedi kovoti, bandyti žiūrėti, kaip tie istoriniai ginklai galėjo veikti. Su tuo atsiveria keliai į istorinius festivalius. Ir visą tai privedė, kad pradėjau studijuoti. Tiesiog pasibaigiau istorinės studijas. Ir visą tai priaugo iš vaikiško to domėjimosi iki, tarkim, tokio privataus muziejaus nedidelio. Per pramogą galima pateikti pamoką. Ir pagalvojau, jeigu aš taip susidomėjau, pradžiai tiesiog išėjimo į gamtą, kažkur tais į piliakalnius, kažkur pasimojavimų, ten kalavijų, replikomis ar kirvių. Tai gal ir kitiems tas gali patikti, tiesiog jis patiria pramogą ir gauna to pačiu ir pamokų nemažai. Geras, man atrodo, užsiėmimas, laiko praleidimo būdas. Kadangi mes steigėmės Klaipėdoje, tai mes ieškodami pavadinimo pagal Kuršo dalybos aktą taip ir pasėmėm mažiausią Kuršių žemę, vadinosi Pilsotas. Pilsotas tai yra sulietuvintas toks pavadinimas, Pilsotas. Tai mes taip tą žemaitiškumą akcentuodami nukandom galūnę Pilsots. Pirmiausia idėja tai buvo mano žmonos. Jinai užsiminėjo seniau, studijose susipažinom su ja Vilniuje, jinai mane įtraukė į šitą veiklą ir kada atsikraustėm į Klaipėdą, šito trūko čia, nes čia nebuvo Klaipėdoje jokio klubo ir mes savarankiškai tiesiog pradžiai kaip šeima tiesiog švęsdom kalendorinės šventes, važinėjom į tos festivalius, kur jau kažkiek metų buvom.
prieš tai žinomi. Ir pradžioj ten vienas, kitas žmogus atsirado, jau kai daugiau, jau pradėjom dalyvauti viešuose renginiuose Klaipėdai. Iš tikrųjų tikrą postumį davė, tai 2015 metais berods organizuotas mūsų renginys Klaipėdos miesto gimtadienio proga. Tada mūsų pamatė daugiau žmonių iš aplinkinių, iš vietinių. Mes daugiausia, tai mes žmonės įtraukiam ne būtent, kad per kažkokį pasiūlymą istoriją domėtis, bet kaip per laiko praleidimo formą tokią. Mums labai daug klube yra kaimiečių. Visi yra vietiniai daugiausia. Tai dauguma tų vietinių prisijungia per tokius potyrius, kad jie prisėda kartu, padainuoja kartu, kaip su vyrais, tokį vyrišką dainavimą atranda prie stalo, senovinių gėrimų paragauja, naminį alų, naminį midų, senovinių valgių kažkokių ir jiems tas pasirodo įdomu. Ir tiems kaimo žmonėm jiem nėra sunku ten permiego žiemą, ten miške ar kažką tai su senovinė ta ekipuotė ir jie taip save išreiškia. Vienas ten iš savo išmąstymo jisai sukonstravo laivą. Dreverna šiuo metu jis yra laikomas, atėjo su laivu. Kiti žmonės ten pradeda kažkokį alų daryti naminį ir tame specializuojas, ar ten midų, kalvystę užsiema ir jie vienas kitą papildo. Ir kuo daugiau tokių asmenybių susirenka, tuo smagiau dar kitiems. Atsiranda kažkoks naujokas ir jam jėga būti tarp tiek žmonių. Tai tarkim, rytoj švęsim lygiadienio šventę ir žemaitiškų dainų vakarą. Tikėtina labai didelė tikimybė, kad kažkas padainuos, kažkas pabus ir jisai galbūt per tai atsiras dažniau prie mūsų, jam gal ten Kuršio kokia istorija visiškai ten jo nelabai įdomi, bet įdomina tas buvimas tokioje atmosferoje. Dažniausiai žmonės atbaido kainą, nes atrodo taip, pavyzdžiui, ten drobiniai marškiniai ir kelnes, čia kažkokie ten batai, dar kažkas. Neatrodo jiems brangus dalykai, kai apsirėms atrodo taip, skurdu, kas čia maišai kažkokie bulviniai vos ne. Bet kai susakai kainas, kad tai tu pats pasisiūk, bet rankų audimo ten Vilnos metras, ten apie kokį 60-70 eurų tau kainuos pasaudėję užsisakyti, kurį tau padarys ir dar nudažys natūraliais dažais, bet tau reikia apie 6 metrų Vilnos tunikai. Tai jau jam atmuša fantaziją, o dar reikės diržo, kuris apie kokį 150 kainos batai, apie porą šimtų kainos. Bum, ir viskas susideda ir paaiškėja, kad jam reikia apie porą tūkstančių eurų įdėti tam, kad jis vasarą galėtų vaikščioti apsirengęs. Gal būna entuziastų žmonių, kurie pas mus ateina, mes padedame, skolinam, rūbas skolinamas būna žmogui. Kol jisai prabūna, susitaupa ir tie idėjiniai, jie jau kaip taisyklė jau lieka, jau čia būna, jie ir patys ten pasisiuva, kažkur kažką susimedžioja. Lietuvoje tas gyvosios istorijos judėjimas tų entuziastų nėra taip plačiai išvystytas kaip vakarų Europoje, kaip kokie, pavyzdžiui, Lenkijoje, netgi, kur kiekvienas miestelis turi savo klubą. Bet aš įsivaizduoju, kad pagal šventes, kaip mes susirenkam, tai aktyvių virš 20 kažkur taip. O rytoj tikrai tiek planuojam. Skaičiavom, bent tiek žmonių, maistą, gėrimus. Čia yra buvęs ūkinis pastatas, mano močiutės tvartas ir daržinė. Jis virto muziejumi iš to, kad mums reikėjo bendruomenės namų, tokių kaip mūsų, nes mūsų išaugo pakankamai skaičius ir prisikaupė rekvizitų, jeigu taip galima pavadinti, tų rekonstrukcijų, kurios gulėjo pas mus namie tiesiog keliais aukštais sukrauti. Ir čia toks mūsų kaip klubo namai. Ir mes čia renkamės kalendorinės šventės švęsti. Ir mes norim padaryti tą, kaip yra Lenkijoje, matėm Danijoje, tai gyvieji muziejai, kada tu gyveni ir tau 24 valandas jisai veikia tas muziejus ir tu vaikštai taip apsirengęs, prabudai ryte apsirengi ir tu darbuojas ten savo darbelius, kažkokios užėjo žmogus, tu ten gali pakviesti. Kuršių ta visa gyvensena man buvo tikrai nuo seno, kaip pasakyti, aš domėjausi ir šeimoje būdavo visada ta balta varna. Ir kažkaip taip atsitiko, kad prieš 10 metų nuėjau į Klaipėdos miesto gimtadienį. Tuo metu rengė Baltų vikingai tą renginį ir mes kažkaip tam susipažinom ir visa ta mano rekonstrukcijos kelionė ten prasidėjo prieš 10 metų. Kuršių rekonstrukcija tai nėra taip, kad mes vieną apsirengiam ir viskas. Tai vis tiek yra savotiškas gyvenimo būdas. Ir tos pačios, ar ne, šventės švenčiamos ir
Bet vaiko vardynos ir visi tie dalykai, vestuvės ar ne, tai vienareikšmiškai tai yra gyvenimo būdas ir va tą gyvenimo būdą noriu parodyti kitiems ar ne, pakviesti. Dabar daugiau mano orientacija yra į moterų ratus. Visi papuošalai yra iš Genčių pirmo kapinyno, netoli Kretingos, kopijos, žinoma. Jas gamino mūsų labai geras draugas juvelyrikas Paulius Rukas. Tai jo visi papuošalai čia yra gaminti. Pats didžiausias, prabangiausias segė, taip medalionas. Taip, medalionas ar ne, gintaro kampaliukas, peilis buvo irgi rastas. Tai yra audimo kaladėlės, adata, verpstukai, audimo įrankiai. Tikėtina tai nebuvo kaip čia pasakyti, kasdienai naudojami, gal tai tiesiog buvo kaip įkapių pomirtiniam tam gyvenimui, ir, na, sakykime, simboliniai. Taip pat yra šitie žiedai irgi iš mano kapo. Turiu kailiuką, bebro kailiuką. Tada skara yra iš natūralios vilnos, audė Gerda iš Leitgirio. Žalia spalva yra natūraliai gauta iš augalų, natūraliai dažyta. Šitas raštas yra irgi rekonstruotas palei radinį. 100% žmogaus rankų darbas. Sijoną darė audėja Latvė, rankoma austas audinys. Painytės irgi yra austos, teisingiau ne austos, o nertos adata, kaulinė adata, tokia Elena jas padarė. Batukai irgi yra daryti palei radinį. Tik dabar bijau pameluoti, kas man juos padarė, nes jau ganėtinai senai. Visas kostiumas yra autentiškai darytas. Jokio fabrikinio įsikišimo, kaip sakant. Čia vienareikšmiškai, šiaip vat Vilnos ar ne, geras tas privalumas, kad kiek reikės, tiek duos šilumos ir kiek reikės, kaip čia pasakyti, išsigarina šiluma. Prisimenu irgi, kai važiuodavom, kad ir karštą vasarą į kokius tai festivalius, renginius, tai irgi mums sakydavo, ir vaikštot su vilnoniais sijonais ar vilnoniam tom kojiniam, bet nėra nei karšta. Irmos Šimkienės siūti marškiniai yra. Kaip minėjau, ar ne, tam tikros irgi siūlės ir pačio drabužio kirpimas darytas palei to laikotarpio radinius. Tai nėra kažkaip bet kaip susiūta ir panašiai.